Mieli tėveliai, šis video yra skiriamas jums, kaip pagrindiniams vaikų ugdytojams, kurie atsakingi už vaiko gerovę, sveikatą ir kokybišką ugdymą, aktyviai dalyvaujant vaikų grupės ugdymo procese. Mano vardas Svetlana, aš esu ugdymo vadovė ir šiandieną mes su jumis kalbėsime apie vaikų pažangos pasiekimų vertinimo svarbą ir naudą. Kodėl yra svarbu vertinti vaikų pasiekimus? Kaip tai daryti ir kada? Į šiuos ir kitus klausimus atsakysime jau šiandien. Kiekvienas vaikas pripažįstamas kaip unikali, besikeičianti, aktyvi asmenybė. Jis žaidžia, kaupia patirtį, greitai mokosi, turi savitą pasaulio matymą, kūrė savo vertybes. Kiekvienas vaikas vystosi savo tempu, todėl labai svarbu yra įvertinti kiekvieno vaiko pasiekimus ir numatyti tolesnio ugdymo uždavinius. Vaikų pažangos pasiekimų vertinimas vyksta 2 kartus per metus ir dažniau pagal poreikį. Vertinant vaikų pasiekimus, vadovaujamės vaikų pažangos pasiekimų aprašu, kuris padeda suprasti, ko gali pasiekti vaikai nuo gimimo iki 6 metų, bei susitarti dėl vaikų ugdymo tikslų, uždavinių bei numatyti ugdymosi rezultatus. O tam, kad vertinimas būtų objektyvesnis, tikslesnis, kviečiame fiksuoti vaikų padarytą pažangą namuose. Tam siūlome pildyti štai tokias virtualias knygutes. Ši knyga galėtų prasidėti pažintim su jūsų vaiku. Kas jūsų vaikui sekasi puikiai, o kas dar kelia sunkumo. Knygą gali sudaryti įvairios skiltys. Tarkime, mėgstu kurti. Jei jūs įkeltumėte mums tokią nuotrauką, ji labai daug apie ką mums papasakotų. Tai yra kūrybiškumo srities pasiekimai. Ši nuotrauka rodo mums, kad vaikas atranda tai, kas nauja, jaučia kūrybinę laisvę, įgyvendina savo spontaniškas idėjas ir nebijo eksperimentuoti. Man pavyko! Jei, tarkim, jūsų vaikas išmoko važiuoti dviračiu, tai rodo jo fizinės srities pasiekimus. Puikiai išlavėjusi stambioji motorika, judesių koordinacija, pusiausvyra ir kojų raumenų jėga. Taip pat jūs galite kelti filmukus apie savo vaiką, kurie taip pat labai daug ką mums apie jį pasako. Tarkime, šitas filmukas pasakoja mums, kad vaikučio smulkioji motorika labai gerai išlavėjusi, todėl kad jisai geba verti makaronus ant iešmelių. Taip pat jisai vardija spalvas, reiškia žino, skaičiuoja makaronus ir sugalvoja skirtingas kombinacijas. Tad šios knygutės taptų tikriausių lobių mokytam organizuojant ugdymo procesą. Tad, jei visgi nuspręsite fiksuoti vaikų pažangą ir norėsite pildyti tokias virtualias knygutes, kreipkitės į mane ir kartu mes sukursime nuostabias knygutes jūsų vaikams.